Labas rytas dar kartą. Labai smagu. Nežinau, koks jūsų jausmas, bet mano jausmas, aš atvažiavau gal kiek anksčiau negu daugelis jūsų. Dar nebuvo iki galo prašvytę ir net turbūt pirmą kartą žiemą buvo gaila, kad anksčiau pradeda švisti. Nes tie švyturėliai, statybinės technikos tikrai kūrė gerą jausmą. Į kelių forumą renkamės jau trečią kartą. Nežinau, ar jau tikrai galima sakyti, kad tradicija, bet man atrodo, kad tai tampa gera tradicija. Pirmajam forume mūsų buvo 70-80 gal tik tais. Prisijungus mūsų partneriams, draugams, projektavimo įmonių asociacijai, statybos produktų laboratorijų asociacijai, pernai paaugome iki apie 300 mūsų buvo. Šiandien mūsų jau virš 400. Tai turbūt tai yra įrodymas, kad idėja turėti tokį renginį, idėja suburti kelių sektoriaus bendruomenę į vieną vietą, turėjo pagrindą. Labai dėl to džiaugiuosi. Tikiuosi, kad šita diena bus visiems įdomi. Tikiuosi, kad tos diskusijos tiek tokios, gan plačios turbūt, tiek siauros bus įdomios ir nebejoju, kad visos salės bus užpildytos. Metų pabaiga, metų pradžia visuomet yra geras laikas pagalvoti. Ne? Vienas iš svečių pasakė, atlaidai kelininkų. Tai iš tikrųjų, tam tikrą prasme, tai yra laikas, kai galime įvertinti, ką nuveikėm ir ką turime padaryti. Kadangi esam tame periode, kai tik susiformavo naujas Seimas, pradėjo darbą nauja vyriausybė, tai turbūt galime vertinti ne tik metų perspektyvą, bet galime žiūrėti keletą metų atgal ir keletą metų į priekį. Nežinau, kokios jūsų tie pasiėmimai ar išvados buvusio periodo. Man atrodo, įvyko per buvusius 3-4 metus įvyko keli svarbus dalykai. Pirmasis, tai visuomenė pamatė ir suprato, kad kelių infrastruktūra yra problema. Būklė, kurioje ji yra problema ir tai tampa rimta problema ne tik mūsų komfortui, kai mes važiuojame nelygių keliu, bet tai yra reali problema mūsų regionų plėtrai, mūsų verslo plėtrai, įvairiausių profesijų ar sektorių verslams ir taip toliau. Tai, man atrodo, yra labai svarbus žingsnis tam, kad visuomenė palaikytų ir tam tikrą prasme ir spaustų spręsti šią problemą. Antras dalykas, man atrodo, kad visi sektoriaus dalyviai, kai kalbu visi, tai kalbu ne tik apie verslą, bet kalbu lygiai taip pat apie sprendimų priėmėjus, apie kelių valdytoją, apie rangovus, apie įrangos tiekėjus. Per tuos pastaruosius metus tikrai stipriai paaugo, paėjo į priekį, inovavo, keitėsi ir judėjo link to, kad visi kartu dirbdami pastatytų kokybiškai, laiku ir už sutartą kainą. Man atrodo, tai irgi yra labai svarbu. Žiūrint į ateitį, turbūt tų lūkesčių pas kiekvieną yra labai daug. Man atrodo, visi jaučiame, kad esame tame etape, kai turime rasti tvarius ir ilgalaikius sektoriaus finansavimo būdus. Akivaizdu, man atrodo, visiems, kad tas modelis, kuriame buvome iki šiol, kuris tam tikrą prasme ir atvedė į tą sektoriaus ar infrastruktūros nudėvėjimą, visi suvokiam, kad jis turi pasikeisti. Kaip jis turi pasikeisti, man atrodo, kad dar iki galo nežinome nei vienas, bet ir šis renginys, tikiu, padės rasti tuos susijungimo taškus ar rasti tuos konsensusus. Akivaizdu, kad turime ir, leidžiu sakyti, labai didelį iššūkį, turi startuoti pagaliau sąžininga sunkiasvorio transporto apmokestinimo sistema. Tollingas ar ne tas keiksmažodžius, kurio vadiname, tai kad vėlgi ne kažkam vienam, ne kažkam vienai institucijai, bet valstybei iš tikrųjų nepavyko paleisti jo tada, kada buvo sutarta, ar ne, kada buvo priimta, kad jis turi startuoti.
23 metais nestartavo, dabar tikimės 26. Tai man atrodo, kad tai yra labai labai svarbus momentas, kuris lygiai taip pat turės sisteminės ir reikšmingos įtakos viso sektoriaus plėtrai. Turime baigti ar judėti tolyn, sprendžiant ir vėlgi viso sektoriaus bendradarbiavimo ir geresnės vadybos klausimus. Tai, kad per vėlgi pastarąjį laikotarpį gebėjome kartu įgyvendinti tikrai didžiulius ir tam tikrais atvejais galima sakyti beprecedenčius ar ne statybos darbus. Tokios statybų aikštelės kaip Via Baltica Lietuvos istorijoje turbūt kelis dešimtmečius tokio dydžio, tokio masto nebuvo. Bet tai reiškia, kad tuo metu mes buvome susitelkę į tuos didžiuosius darbus. Vis dar turime klausimų, kurias turime įveikti, kalbėdami apie kiekvienos dienos operacinius darbus. Tai bendradarbiavimui, mūsų geresniam vieni kitų supratimui tikrai erdvės yra labai daug. Ir vėlgi, kuo aš labai džiaugiuosi, kad renginys, kuris prasidėjo nuo kelių asociacijos ir jos narių, šiandien šis renginys yra viso sektoriaus. Šiandien čia yra ir rangovai, ir techninė priežiūra, ir kelių valdytojai, ir politikai. Mes turime visus, kuriems rūpi bendras galutinis tikslas. Turime pradėti matyti ir dramblius kambaryje ir leidžiu sakyti, kad vėlgi sunkiasvorio transporto svorio kontrolė yra vienas iš tų labai didelių dramblių. Sunkiasvoris transportas, kuris nesilaiko reguliavimo, kuris viršija svorius, tikrai daro labai labai reikšmingą įtaką mūsų kelių infrastruktūrai. Ir šį klausimą irgi turime rasti, kaip spręsti, turime rasti, ką su tuo daryti. Tai tikrai turime ką veikti. Dar kartą, džiaugiuosi, kad susitikome, tikiuosi, kad šita diena bus jums įdomi, tikiuosi, kad rasite turinį ne tik salėje, bet ir prie kavos, tikiuosi, kad rasite naujų pažinčių ir tikiuosi, kad šitą renginį dar prisiminsite kurį laiką. Suprantu, kad nespėsite dalyvauti visose diskusijose. Visos diskusijos bus filmuojamos, po renginio pasidalinsime su jumis nuorodomis ir tai reiškia, kad nesistengkite bėgioti po visas sales, tikrai galite susikoncentruoti ir būti vienoje, o jei vyksta paraleliai kita įdomi, galėsite pasižiūrėti. Dar kartą ačiū Jums ir nieko nelaukdamas kviečiu susisiekimo ministrą, gerbiamą Eugenijų Sabutį. Kaip patogiau? Ar rankoje, ar gal rankoje? Gerai. Labą rytą, ačiū labai Šarūnui už galimybę būti čia, būti kartu su jumis. Žinot, kartu su komanda ne vieną savaitę galvojame ir buvau prašomas, kad ministrai, kai ateisite čia, turi būti skaidris, turi būti informacija. Trečias renginys, aš antrame. Praeitais metais buvau visiškai kitame vaidmenyje, atstovavau politinę opoziciją, tuometiniai valdžiai. Negaliu pasakyti, kad labai aštriai kritikavau, bet aštriai pasisakiau, kad reikia keisti požiūrį ir rasti kitokius sprendimus. Ir ne vieną kartą esu sakęs, kad jeigu darai kažką tai ir gauni rezultatą tokį, kokį gauni, tai tikėtis, kad darant tą patį gausi kitokį rezultatą, visi puikiai žinote, labai sudėtinga. Visi puikiai žinote, ne pirmus metus diskusijose ir jūs, ir mes, politikai, ir visuomenė lygiai tą patį išsako. Jeigu nieko nesikeis ir mes nieko nekeisime su kelių sektoriu, su kelių finansavimu, puikiai žinome, koks bus rezultatas. Jis nebus, jis jau yra ir jis kiekvienais metais tik tai blogėja. Šita vyriausybė ir aš asmeniškai atėjome tam su dideliu noru ir su didelė ambicija kažką tai pakeisti. O pakeisti ir paprasta, ir sudėtinga. Paprasta to, kad ir mes, ir jūs puikiai žinote. Finansavimas turi didėti. Jeigu finansavimas nedidės, nesikeis arba išliks toks pats, koks yra dabar, rezultatas bus toks pats, kokį turime dabar. Nieko nepasikeis ir kiekvienais metais čia atsistoję mes kalbėsime apie tą patį.
Todėl šiandien neturiu jokios informacijos, neturiu jokių skaidrių, nes praeitais metais kažkuris iš, ne šitoje vietoje, mes buvome kitoje vietoje susirinkę, kažkuris iš dalyvių pasakė vieną frazę, kurią aš visus šitos metus ir atsimenu. Sako, žiūrėkit, tai kitais metais susirinksime ir aš net nebejoju, kad kalbėsime apie tą patį, nes nieks nebus pasikeitę. Taip, šiandien aš galiu konstatuoti, mes kalbėsime apie tą patį, nes kol kas niekas nepasikeitė. Bet kodėl aš kalbu apie ambiciją ir tai, kas mūsų laukia ir ką mes norime padaryti, tai asociacijos vadovas labai teisingai pasakė. Tam, kad kažkas pasikeistų, mes turim pakeisti savo požiūrį ir mes turime imtis atitinkamų veiksmų. Ir pagrindinė ambicija mūsų yra tokia, kad priimti tokius teisės aktus ir sukurti tokią sistemą, kad ir mes, ir jūs aiškiai suprastumėme, jog šitam sektoriuje yra stabilus, pakankamas ir teisingas finansavimas. Ir kitas labai svarbus žodis, kuris daug metų vartojamas, tvarus finansavimas. Tai mano ambicija yra ta, kad nesvarbu, kas bus valdžioje, nesvarbu, kokia politinė jėga bus valdžioje, šito sektoriaus iššūkiai, šito sektoriaus klausimai nebus alternatyva sprendžiant kitų sektorių problemas. Tai yra nebus taip, kad žiūrėkite, kitam sektorėje mums pritrūko pinigų, atsisukom, čia turime pinigų, galime juos paimti. Nes taip buvo daroma anksčiau. Labai nesinori, kad taip būtų tęsiama ir būtų daroma dabar. Galima sveikinimo kalboje labai daug pasakyti, galima nieko nepasakyti. Mano pagrindinė mintis yra ta, kad mes žinome šito sektoriaus klausimus, žinome šito sektoriaus iššūkius ir žinome, kad jeigu nieko nedarysime, su šito sektoriumi pradėsime bendrauti vis pikčiau ir pikčiau. Ir šitas sektorius yra ne šiaip, kad jum kažko tai reikia. Šitas sektorius atstovauja lygiai taip pat valstybę, nes tai yra valstybės interesas turėti gerą, kokybišką, tvarę, saugę kelių infrastruktūrą. Asociacijos vadovas nepaminėjo, kad dar kelių infrastruktūra ne tik tai reikalinga, kad kokybiška būtų ir panašiai, bet jinai dar prideda labai svarbę dedamąją, tai yra nacionalinio saugumo dedamąją. Šitoj srity mes irgi dirbame. Labai tampriai dirbame su Krašto apsaugos ministerija, kad suprastumėme visi, jog kelių infrastruktūra reikalinga ne tik tai tam, kad važinėtume patogiai, gražiai ir keliautume ten atostogauti arba dirbti. Labai svarbus iššūkis yra ir nacionalinis saugumas. Todėl dirbsime ir darysime viską tam, kad ne tik tai padidėtų galimybė ir didėtų finansavimas, bet dirbsime ir tam, kad šita sistema pagaliau taptų tvari ir jūs žinotumėt ir galėtumėt prognozuoti ir pinigų srautus mūsų ir savo, tam, kad galėtumėte turėti stabilų, ir jūs tenkinantį verslą. Tai labai tikiuosi, kad pirmoji diskusijos daly galėsiu ir daugiau, ir plačiau papasakot, o praeitais metais mačiau mažiau visų susirinkusių, tai labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais ateina vis daugiau ir labai tikiuosi, kad šitas renginys jums atneš labai daug naudos. Ačiū Jums. Ačiū ministrė. Antras mūsų įžanginio atidarimo svečias, kalbėtojas, ekonomikos komiteto pirmininkas, gerbiamas Saulius Busevičius. Ekonomikos komitetas, turbūt vienareikšmiai yra ir kelių komitetas, ar kelių infrastruktūros komitetas. Tai labai džiaugiuosi, kad esate čia ir labai džiaugiuosi, kad ši tema jums irgi rūpi. Ačiū Šarūnai, mėly kolegos, dėkoju už visų pirma pakvietimą. Pakvietimą naujame formate, ar nuo ekonomikos komiteto kalbėsiu matyti tiek ir savo vardu, ir sveikinsiuosi ir visų kolegų vardu. Ką ir ministras minėjo, ir Šarūnas sako, produktyvios dienos galbūt. Jum arba jūsų lūkesčiai, kad mūsų žodžiai skambėtų ne tik tai žodžiais, bet ir savo darbais. Ekonomikos komitetas jau tam trumpajam periode mes turėjome klausimus su Via Lietuva,
girdėjome jų problematiką, matome, kokie buvo sprendiniai, ar jie visi buvo teisingi. Na, šiandienai matyti ir jums čia sėdintiem kelia taip pat įvairiausių minčių, mum taip pat. Ir tas forumas arba tas formatas, kuris šiandieną matyt bus tuose diskusijose, tų diskusijų bus daug, turėsime, mes kaip politikai turėtumėm girdėti, įvertinti ir priimti pačius teisingiausius sprendimus. Aš manau, kad, ką ir ministras kalbėjo, mes turime padaryti darbus. Mes turime girdėti vienas kitą. Visų pirma, politikai išgirsti ministerijos darbus. Komitetas yra jau suformavęs tiek ir Vėjai Lietuvai paklausimus ir prašymus, tiek ir ministerijos darbuotojams ir su ministru mes jau irgi kalbėjome. Tai matyt, ši diena dar kartą mums primins, ką mes turime padaryti, politikai, ką turi ministerija padaryti ir matyt priimti pačius teisingiausius sprendimus. O kad kelių būklė, kokia jinai yra šiandieną, tai vakar man teko pravažiuoti apie 600 km. Aš nebekalbu apie žiedinės sankryžas ir visus kitus dalykus, ar teisingi buvo sprendiniai priimami. Na, kaip vartotojas po vakarykščios dienos, tai galiu pasakyti, mes jau turėsime priminėti, matyti ir kitus sprendimus ir taip toliau. Tad dar kartą visiems ačiū, kad jūs čia esate, tikiuosi gerų diskusijų šiandieną. Ačiū Sauliau. Trečias kalbėtojas, kurį noriu pakviesti, gerbiamas Ramūnas Dilba, prezidento vyriausias patarėjas. Vėlgi, turbūt prezidento ir jo komandos dėmesys šitai temai pastaruosius kelis metus taip pat buvo vienas iš labai svarbių katalizatorių, padėjusių ir visuomeniai pamatyti šią problemą. Tai labai ačiū. Dėkui labai. Iš tikrųjų, pamatyti teko ir pačiam prezidentui, berods Kėdainiuose, kai jo vizito regione darbo metu, tiesiog įgriuvo tiltas. Tai toks buvo irgi vizualus pavyzdys, kuris, iš tikrųjų paaštrino turbūt visą situaciją, kuri buvo tuo metu turbūt ir kol kas tebesitęsia su finansavimo turbūt lygiu. Tai bet jeigu šiek tiek grįžtant prie irgi tokio sveikinimo įžanginio žodžio, tai iš tikrųjų sveikinu organizatorius, plečiant šitą formatą ir darant turbūt tai yra tokios bendruomenės, kiek kelininkų, su kelių sektoriumi infrastruktūra susijusios bendruomenės, tokį ašinį metinį renginį, tai visus tikrai sveikinu, organizatorius, įmonės, institucijų atstovus, visus socialinius ekonominius partnerius ir taip pat irgi ir Seimo narius, ir ministras yra, tai tikrai visi garbus svečiai, tikrai labai didelė garbė irgi čia būti ir tarti šitą žodį. Iš tikrųjų, tai yra geras, kaip sakėt, irgi laikas prasmingai įsivertinti irgi ir nuveiktus darbus ir pasižiūrėti į ateitį, kas laukia būtent šių metų ir iš tikrųjų tokio ilgesnio planavimo turbūt ašyje. Ir tikrai ir toks iš karto palinkėjimas, bet ir matau, kad pagal programą, tai yra kokia kompleksinė programa yra iš tikrųjų šitam renginyje, kad tai nebus skirtas renginys tik tai pasiguosti, tik guostis apie tai, kokia kelių būklė bloga, kad reiškia tikrai labai mažas finansavimas, kad tai eilė iš eilės vis metai iš metų kartojasi, ne? Tai matant realybę, matant tam tikras irgi pastangas, bet iš tikrųjų matau, kad yra labai daug to potencialo iš tikrųjų, kaip efektyvintis, kaip įdarbinti naujas technologijas, kaip įdarbinti inovacijas, kelių sektoriuje. Tai matosi programoje tikrai yra labai plačiai ir apie tai turbūt čia bus sunkus net pasirinkimas kartais į kurią sesiją eiti dalyvauti. Kad ir kiek įvairiuose formatuose buvo diskutuota apie kelių infrastruktūrą, visą laiką būdavo grįžtama taip prie finansavimo klausimo. Ir paskutinis toksai buvo vienas iš tokių formatų, tai yra regionų forumas, būtent prezidento iniciatyva, metinis regionų forumas, kuriame buvo pateikti tokie labai aiškus skaičiai po išsamios analizės, 1,5 milijardo, apie 2 milijardai
eurų investicijų į kelius. Tai buvo toks pasakytas jau praeitos vyriausybės, bet jeigu taip turbūt remiantis objektyviais duomenimis, pagrįstais, surinktas koks turėtų būti poreikis. Tai iš tikrųjų, kaip sakyt, finansavimo ta tema jau nebėra nauja, visais kampais apšnekėta ir tikrai ir mano buvo lūkestis, kad mes daugiau nebešnekėtumėm iš tikrųjų jau šitą temą, o tikrai galėtumėm priimti jau yra ir sprendimus ir jie iš tikrųjų yra, man atrodo, jau iš esmės matosi turbūt horizonte ir tikrai dabar yra tas procesas, kada vyriausybė rengia programos įgyvendinimo priemonių planą ir jame būtent ta programoje nuostata apie kelių fondą, jinai turės būti išplėtota. Tai iš tikrųjų prezidento pozicija kelių klausimų yra labai paprasta ir aiški. Tikrai būtina spręsti kelių būklės ir finansavimo problemas. Ir būtina užtikrinti tvarų kelių infrastruktūros finansavimą. Nes nepaisant to, kad mes turėjome padidėjimą, čia pastaraisiais metais jis buvo toks laikinas dėl solidarumo įnašo lėšų, jos baigėsi ir turime iš tikrųjų užtikrinti, kad tas padidėjimas išliktų toksai tvarus. Tai galima kelti turbūt ambiciją, kad apie 1 milijardas eurų investicijų galėtų būti galbūt įmanomas ar artimiausių metų. Ir tai pranašiai būtų taip, kaip buvo su solidarumo įnašo lėšomis. Iš kur tos lėšos, aišku, pirmas turbūt ir labiausiai, kaip čia atrodo, lygtais visą laiką žemiausiai kabantis tas vaisius yra ta vadinama tolingo sistema. Tikrai turime visi užtikrinti, kad šitas projektas netaptų pagal savo neįgyvendinimo lygį antras stadionas. Tai, žiūrėkit, man atrodo, tikrai galima rasti ir valstybė tikrai įgyvendinus yra ne tokio dar masto ir lygio projektus. Tai šitas sprendinys, šitas projektas, ta prasme, gali atnešti turbūt apie 200 milijonų eurų papildomai keliams, kelių infrastruktūrai. Jau yra įstatymiškai numatyta, kad tai būtų Via Lietuva pajamos ir jos iš tikrųjų, ta prasme, būtų nukreiptos tiems keliams, kurie yra labiausiai dėvimi dėl tranzitinio transporto, sunkiasvorio transporto ir panašiai. Iš tikrųjų, toliau kalbam apie finansavimo didinimą, tai keliai yra be galo svarbus regionų gyvybingumui. Tai prezidentas tą pabrėžė ir tai yra vienas iš jo prioritetų. Jeigu turėsim gyvybingus regionus, turėsim verslus, turėsim aktyves bendruomenės ir iš tikrųjų keliai čia yra tikrai sudaro ypatingai svarbų vaidmenį. Na ir esam iš tikrųjų ant to slenksčio, aš sakyčiau, sprendimų priėmimo slenksčio ir tai yra tikrai tinkamas metas. Nors turbūt, kai kalbam apie finansavimo dydį, jis niekada nėra tinkamas, bet aš turbūt atsimenu, net jeigu ir mes skirdavom gynybai 2 procentus BVP, vis tiek sakydavom, kad pinigų trūksta. Tai tikrai tą prezidentas pabrėžia, kad neturim supriešinti sektorių, būtent ir negalime tos paklodės draskyti iš vieno sektoriaus į kitą. Tai tikrai linkiu labai įdomios, produktyvios diskusijos. Tikrai vėlgi bus įdomių temų, bus įvairius finansavimo galimi šaltiniai paliesti. Čia tikrai nenoriu labai užbėgti įvykiams turbūt už akių. Iš tikrųjų ir palinkėti tikrai tokios, suprantam, gyvenam iššūkių laikotarpyje, bet palinkėti tikrai tokio realistinio optimizmo, kad iš tikrųjų neįkristumėm į tą nuolatinį tokį verkšlenimo būseną, kad tikrai viskas blogai, kelių būklė vis blogėja ir finansavimas vis mažėja. Tai šiek tiek optimizmo ir tikrai su šių metų sprendimais manau, kad pavyks įgyvendinti tuos ambicingus tikslus. Dėkui labai ir gero renginio. Ačiū labai, Ramūnai. Kažkaip man atrodo, kad čia nėra verkšlentojų susirinkimas ir man atrodo, kad šita bendruomenė visada buvo pozityvi, nesvarbu, kaip sunku bebūtų.
Galbūt tai susiję ir su tuo darbu, kurį jie daro, nes jis tikrai nėra lengvas, bet be pozityvumo ir matymo į priekį turbūt jis kitaip neįvyktų. Dabar jau pranešimui, ilgesniam pasisakymui ir ilgesniam minčių dėstymui kviečiu, vienareikšmiškai turbūt, kitaip negalima sakyti, svarbiausia mūsų partnerį, Via Lietuva vadovą, Marių Švaikauską. Kadangi mane šviečia labai šviesos, tai nematau, kur Marius yra. Jau matau. Tikiuosi viskas veiks. Nepabandėm, tai tikiuosi aš irgi veiks, tai sveiki kolegos. Galbūt ne tiek kolegos jau šiai dienai, kiek partneriai. Turbūt turiu antrą renginį su jumis kartu, pagal gausą mes matome, kad jisai didėja, tai visų pastangos turbūt prie to prisidėjo, kad jisai didėtų. Ir tas žodis partneriai, ar ne, ta partnerystė turbūt buvo esminis mūsų pusantrų metų darbas kartu. Darbas buvo nelengvas, darbas buvo su iššūkiais. Paskutiniai metai galbūt realizavosi labiausiai, kad galėčiau pavadinti jūs partneriais. Kaip Šarūnas ir pasako, kur ėjome kartu. Tai paskutiniai mūsų posėdžiai, susitikimai tam pačiam Seime, kitur buvo, kaip čia tokį žodį pasakyti, ekspresyvūs. Čia teko ir atsiprašyti už savo ekspresyvumą arba garso kėlimą tam tikrais klausimais, nes visi tikimės daugiau negu gauname. Visi nenorime girdėti žodžio iššūkiai, norime girdėti žodį pasiekimą jau. Ir kažkada tas turėtų, kada tie iššūkiai baigsis, kada mes galėsime džiaugtis praeitais metais, paplanuoti tinkamai naujus metus, bet yra realybė, bet tikslo siekimas vieningume yra labai aiškus. Ministras, prezidentūra, ekonomikos komitetas, jūs, asociacija, esame tam pačiam puslapyje. Ieškome tų būdų, galimybių tikrai turime ir, ką turbūt Ramūnas sako, tas realistinis optimizmas, mano atveju jisai yra. Taip, skaičius pasižiūriu vienokį, bet matau tendencijas metų iš metais, kaip mes metus pradedam su tokiu neoptimizmu, tačiau metų eigoje turbūt pasiekėme tokį tikslą, link kurio dažniausiai ir einame. Kai prisimenu dar su Šarūnu kai bendravome ir galvojame, kodėl tas biudžetas metų pradžioje toks, o galiai jisai stipriai sukyla ir kodėl mes nekalbame optimistiškai pradžioje metų. Nežinau to atsakymo, kodėl visi sakom, kad nebus pinigų, nebus kažko, o metų gale mes vis dėlto visi kartu surandam. Tai tas realistinis optimizmas man ir šiandien yra, kad metų bėgyje, kad ir kokius skaičius rodysime, mes pakilsime ir jau, sakykime, netgi po kelių savaičių ministro darbo, jau galbūt daugiau, net kelių savaičių, mėnesio darbo, jau yra tendencijos, kur vėlgi kažkas tai stringa. Ne pas mūsų, kažkas tai stringa kitose įmonėse, kitose šakose, kur atsiranda ES papildoma parama, RRF, dar kažkas. Ir dabar, kadangi parodėme per tuos pastaruosius kelis metus ganėtinai neblogą rezultatą, kaip įgyvendinti tos projektus, kaip galėti greitai padaryti, visų žvilgsniai atsiduria į mus su klausimu, ar gebėsite investuoti. Mūsų klausimas vienareikšmiškas. Taip, mes esame pasiruošę. Tai tų tendencijų yra ir dabar jau, netgi per pastarąsias keletą savaičių, keliasdešimt milijonų atsirado. Klausimas, ar gebėsit, ar padarysit. Atsakymas bus taip, turime projektų, visi rangovai yra pasiruošę, tik tai sukimės truputėlį greičiau, junkime aukštesnę pavarą ir visi važiuokime tolyn. Tai be didesnių įžangų pabandysiu pakalbėti galbūt kažkiek tai skaičiais, kažkiek tai pasižiūrėti, kur mes buvome, kur esame, kokius pokyčius mes toliau tęsime. Turbūt nuo Via Lietuvos priklauso tam tikra dalis mūsų sektoriaus sėkmės, tai kiek mes mokame organizuoti pirkimus, kiek mes mokame kalbėti su partneriais, kaip surandame susitarimą. Tai tas rezultatas turbūt ir atsispindi mūsų praeituose metuose, mūsų organizacijos planai toliau keistis, toliau inicijuoti pokyčius. Šarūnas truputėlį apie tai palėtė, kad
Strateginiuose projektuose mes judėjom ganėtinai greitai. Ganėtinai greitai priiminėjome sprendimus, ganėtinai greitai randome susitarimą, tačiau visuose kituose projektuose mums reikia patiems dar ir tobulintis. Tai mūsų kaip organizacijos tikslas yra keistis, labai aiškiai susidarome planą, ką toliau keisime, kokius procesus pakeisime, kad tas darbas būtų sklandesnis ir ateityje. Tai ką mes turėjom praeitais metais, ar ne? Tai mes ganėtinai neblogai sutvarkėme kelių remontą, ar ne? Sutvarkėme 30 tiltų, jeigu versus palyginus prieš tai 23 metais mes sutvarkėme tik tai 18 tiltų. Automagistralės grįžome. Iš ministro irgi kalbos matau, kad prioritetas vėlgi bus tęsti automagistralių remontus, ten, kur didžiausias eismas, kur didžiausias intensyvumas, kur daugiausia vairuotojų keliauja. Dviračių takų rezultatas labai puikus, turėjome labai gražių projektų, puikus bendravimas su rangovu, puikus rezultatas, visuomenė džiaugiasi. Tai eismo saugos priemonės 422 perėjos, lyginant su 23 metų 176 perėjom. Investavimas, tai turbūt vienas iš pagrindinių skaičių arba to pasiekimo per tuos keletą metų, kad per šios metus mes turėjom patį įspūdingiausią per pastarosius metus investavimo lygį ir lėšų kiekį. Tai dažnai būdavo naudojamas ir kaip iššūkis Seimo įvardintas mums, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija nepanaudoja. Net būdavo naudojamas žodis nepanaudoja, neinvestuoja, nepanaudoja lėšų. Tai šiai dienai mes absoliučiai suinvestavome visą kelių plėtros ir priežiūros biudžetą, panaudojame maksimalią galimą ES paramą, panaudojame visą karinio mobilumo arba tą vadinamą solidarumo lėšų sumą. Taip pat, kas buvo nauja šiais metais, tai pagaliau organizacija, kas kitom organizacijom nėra iššūkis, mes turėjome galimybę ir pasiskolinti tam tikrą lėšų sumą ir tą lėšų sumą metų pabaigoje taip pat panaudojame. Nu ir ką, turbūt jau Šarūnas pasidžiaugė, turbūt tai yra vienas iš įspūdingiausių mūsų pastarųjų metų arba mūsų valstybės pasiekimų kelių infrastruktūros sektoriuje. Tai vienas iš sudėtingiausių etapų, Via Baltikos ruožas buvo įgyvendintas. Neslėpsiu, išgirstame visi priekaištų iš gyventojų, iš visuomenės, iš kitų, kodėl viskas vyksta taip lėtai, kodėl taip ilgai statome Via Baltiką. Tai labai galiu atvirai pasakyti, pas mus važiuoja tie patys Lenkai, Latviai, Estai ir Austrai netgi su tuo klausimu, kaip jūs sugebėjote per 16 mėnesių pastatyti 16 km automagistralės su jungiamaisiais keliais ir 16 statinių. Tai čia yra pasiekimas. Tikras, ne su lūkesčiais kažkokiais, bet pasiekimas. Na ir turbūt iš organizacijos mūsų labiau man asmeniškai kaip pasiekimas, mes pagaliau turime duomenis. Turime tikrus duomenis, nesubjektyvius, neinterpretuotus duomenis, kokią kelių būklę mes turime, kokius remonto rūšis jai pasirinkti ir visų 10 metų investicinį planą, kurį tik tai realizuotųsi su pinigais. Ir esminiai pokyčiai viešųjų pirkimų srityje turbūt. Vienas iš tų pasiekimų, kurių praeitais metais mes turėjome geriausius rezultatus. Tai apie juos truputėlį konkrečiau pakalbėsiu. Viskas atsispindi, mes esame didžiausia Lietuvoje perkančioji organizacija. Niekas to nepaneigs, valdantys didžiausią investicinį biudžetą, net energetikai tokio investicinio biudžeto šiai dienai neturi. Pokytis, kuriuose viešųjų pirkimų vertėse buvo taiktas kokybės kriterijus, matote labai tolygų kilimą iki 89,8%. Iš esmės tai yra skaičius, bet po juo pasislepia, kad mes norime padaryti geriau, mes norime padaryti kelius tvaresnius, mes norime užtikrinti statinio gyvenimo ciklą, mes norime statyti greitai. Ne tik tai pirkti už mažiausią kainą, ne tik tai pirkti iš nežinomų rangovų, mes sukviečiame daugelį, pritaikėme viešųjų pirkimų visiems ir turbūt kitoj skaidriai vėlgi tą pamatysite. 22 metai rangovų skaičius dalyvaujančius mūsų pirkimuose 2,3
Pasitikėjimas 23 metais organizacijų, metų pradžioje organizacija buvo, Šarūnas jau rėkia iš salės, nebuvo. Buvo gal kažkoks, vienaip ar kitaip, šiai dienai mes turime labai aiškų kilimą. Skaičius neatsispindi tikrojo netgi rangovų dalyvavimo metų pabaigoje skaičiaus. Paskutiniuose mūsų pirkimuose vidutiniškai dalyvavo apie 6 rangovus. Tai šioje vietoje mes turime ką? Mes turime konkurenciją, mes turime mažesnės kainą, mes turime geresnį rangovų pasiruošimą ir tikslą įgyvendinti projektus greitai, kokybiškai ir už sutartą kainą. Mums kaip organizacijai, kaip Lietuvai, tai yra labai didžiulis pasiekimas, tai rodo ir mūsų partnerių augimą, mūsų partnerių pasiruošimą ir tam tikrą didėjančią konkurenciją. Sėkmės istorija būtent 24 metų per rodiklius atsispindi labai paprastai. Kada mes seniau organizuodavome pirkimus? Pirkimus mes organizuodavome paskutinį, arba sutartį sudarydavom paskutinį 3 ketvirtį arba 4 ketvirtį, kada jau ateina žiemos pertrauka. Ir visi nepatenkinti, visi uždarome statybvietės, gyventojai važiuoja per nebaigtus objektus, tai ką mes turėjome 23 ir 24 metų, mes padarėme ekstra žingsnį ir visas sutartis mes turime pirmuosiuose ir antruosiuose metų ketvirčiuose, kur rangovas puikiai gali susiplanuoti darbus, kur nebekyla ginčių dėl statybvietės perdavimo, dėl gyventojų nepasitenkinimo. Tai matyt, tai vienas iš viešųjų pirkimų pasiekimų, kad mes savalaikiai suplanuojame pirkimus ir sėkmingai juos padarome. Sutarimas su rangovais visada buvo iššūkis šitai organizacijai eilę metų. Jis nedingo ir šiandien. Tai čia galime turbūt daug pasigirti, kad pagaliau visur susitarėme. Jeigu susitartumėm visur, matyt vėlgi tada galėtumėm galvoti, ar tikrai viskas gerai. Nes turime ir kontroliuojančias organizacijas, ir CPVA, ir VPT, kurie nuolatos tikrina mūsų organizaciją ir įskaitų būna, tai tie susitarimai dažnai turbūt yra riboti arba turi būti absoliučiai legitimus. Tai kažkur tai pamečiau. Tai kalbant apie pretenzijas ir sutarimus, 24 metai yra 3 kartus mažiau pretenzijų negu būdavo 22 metais. 21 metais. Tai ką tai reiškia? Mes išmokome bendrauti, mes vienas kitą suprantame, mes ką nusiperkam, tą ir gauname, mūsų lūkesčiai sutampa su rangovų lūkesčiais. Taip, ne visur ginčių yra, tačiau absoliutus kritimas taip pat matomas. Tai vėlgi bendros partnerystės darbas. Ir turbūt priėjom prie realybės. Pasikalbėjome apie pasiekimus, pasikalbėjome, ką darome truputėlį kitaip, ką darysime kitaip, vėlgi turbūt toliau pakalbėsiu. Tam tikra realybė, prie kurios vis tiek reikia grįžti. Mūsų dangos būklės indeksas. Nedžiuginantis, rodantis, kad vėlgi valstybė, mes patys turime ieškoti galimybių ją gerinti. Šiai dienai turime 38, ne šiai dienai, turbūt 24 metų pradžioje mes turime 38,4 procentus blogos dangos būklės. 24 metai, kaip ir sakiau, pats didžiausias mūsų pati didžiausia investavimo suma per pastaruosius turbūt 10 mečius, tačiau preliminarūs rezultatai jau 24 metų galui rodo būklės blogėjimą. Tai, kad suinvestavome į kelius apie milijardą, nedavė efekto būklės gerėjimui. Reiškia, pinigų, lėšų, darbų kiekio reikia žymiai daugiau, kad mes sustabdytumėm kelių ir statinių degradaciją. Viso tam paprasčiausiai reikia 5,4 milijardų eurų. Čia tik tai keliam. Tiltai. Matėte skaičius, kad turbūt 24 metais tiltų padarėme daug daugiau, lyginant su 23 metais. Tai šiai dienai turime 118 blogos būklės tiltų
Ir dėl blogos būklės tiltų turime 35 tiltus, kuriuose yra apribojimai. Ką reiškia apribojimai? Tai reiškia, kad tam tikra sunkia svorė technika, ūkininkų technika per šitos tiltus negali pravažiuoti taip, kaip važiuodavo seniau. Reiškia, ūkininkui, kuris turi žemės sklypą vienoje autostrados pusėje, dažnai norint pasiekti už kilometrą kitos automagistralės pusėje žemės sklypą, jam reikia važiuoti 60 km lanką. Bet tokia realybė. Tai yra vėl turbūt ateities mūsų šių metų vienas iš didžiausių prioritetų, kad tiltus mes turime maksimaliai greitai tvarkyti ir skirti tam dėmesį. Lėšų blogos būklės tiltams sutvarkyti, būtent šito 118, reikia 300 milijonų eurų. Na ir dažnai mes keliame tam tikrus lūkesčius arba matome tendencijas, kur esame mes, kokius lūkesčius iškelia mums valstybė, Seimas, vyriausybė ir pasilyginam su realybė. Šiai dienai buvo akcininko nustatyti lūkesčiai, kad turėtų likti Lietuvoje 25 metais turėtų likti nedaugiau kaip 34,57% blogos būklės kelių. Skaičius, žinot, grįžau į tą etapą, kada tie skaičiai buvo duoti praėjusios vyriausybės, lyginau, ką mūsų organizacija pasakė tokius lūkesčius. Neradau nieko. Buvo iškelti tikslai, bet organizacija niekada nepasakė, kad jinai jų negalės pasiekti. Niekada nepasakė, kiek pinigų reikia arba kiek lėšų reikia, kad juos pasiektumėm. Todėl susidurime su lūkesčiais ir realybė. Iškelti rodikliai nuo duodamos pinigų sumos arba realybės absoliučiai skiriasi. Aišku, iš kitos pusės valstybė irgi mato savo galimą turbūt duoti investicijų sumą ir tos lūkesčius irgi valdo susijusi su realybė. Austrijoje blogų kelių indeksas yra keliamas 5%, su mūsų keliamu 38 ir 40%, ir tai mūsų būklė blogėja. Tai jeigu mes nieko nekeisime, šiandien mes šiais metais turėsime 40% blogos būklės kelių. Neskyrus reikiamo finansavimo, kurį esame labai aiškiai susidentifikavę, koks jisai turėtų būti, pagal dabartinės tendencijas 35 metais mes turėsime pusę visų Lietuvos kelių, kurių dangos būklės indeksas bus blogas. Aišku, pasiskaičiavome, vėlesnėse skaidrėse parodysiu vyriausybės planus, kurie dar yra preliminarūs, bet daugelis iš jūsų jau dalyvavo juos aptariant, kokia ta lėšų suma būtų reikalinga, kad galėtumėm pasiekti visuomeniai priimtiną kelių būklės indeksą. Tiltai, nebesikartosiu, jau keletą metų iš eilės visada kalbėjom, kas yra prioritetas, kiek mes skiriame pinigų, kodėl tų tiltų būklė blogėja. Visi žinom, kad 18 metais tiltams ir viadukams buvo skirta 6,6 milijonų eurų. Praeitais metais 10 kartų daugiau. Būklė nestabilizuojasi, jinai blogėja. Visi žinome, kada tiltai pastatyti, koks jų gyvenimo ciklas, šiai dienai beveik visi tiltai turi 55 jau metų statybų metus, tai matome, kad neskyrus vėlgi tinkamo finansavimo mes eisime į tam tikrą blogėjimą. Reikia susitaikyti su tam tikra realybė ir neslėpti nuo visuomenės, nuo politikų, nuo kitų suinteresuotų šalių, kad mes gyvename šiandieną. Tai vėlgi, prognostinis skaičius, jeigu paimtumėm labai pliką skaičių, koks buvo suprogramuotas praeitais metais, tai 35 metais mes neturėsime ne 118 blogos būklės tiltų, bet 192 blogos būklės tiltus. Tai čia ta buvo blogoji turbūt dalis, ar ne, realybė, lūkesčiai ir panašiai. Grįžkime truputėlį atgal dėl finansavimo. Kaip ir sakiau, organizacija turi visus duomenis, visus reikiamus duomenis padaryti kitaip, prognosinius modelius, kas bus vienokio ar kitokio scenarijų.
Tai šiai dienai, jeigu mes paimtumėme labai paprastą skaičių ir ieškotumėm tų 8,25 blogos kelių dangos būklės procentą, kur mes sakome visuomeniai, tai būtų visai priimtina, turėti 8 procentus blogų kelių iš dabartinių 40 procentų, tai vien tik tai kelių remontui mums reikėtų skirti per metus 558 milijonus eurų. Tai yra dabar beveik visas mūsų biudžetas viskam. Tai jeigu su tokiu biudžetu, kuris buvo suplanuotas iš anksčiau, tai yra maždaug tiek milijonų mes skiriame kasmet kelių remontui, tai yra apie 140 milijonų eurų, tai 35 metais, kaip ir sakiau, mes atsidursime 50 procente, pusė kelių Lietuvoje bus blogų. Na ir ką, mes matome dinamiką, turbūt nuo 14 metų mes matome tam tikrą augimą, kuris visiškai subūmino 24 metais. Turėjome į 943 milijonus eurų kelių infrastruktūrai gerinti. Nebuvo lengva, ką ir turbūt paminėjau anksčiau, metų pradžioje, kaip ir šiais metais mes buvome atsidūrę turbūt lygiai tokioj pozicijoje 755 milijonai eurų ir nuolatinis ieškojimas tų lėšų, nuolatinis turbūt kalbėjimas ir galbūt labiausiai, kas suindikavo tą papildomų lėšų visur suradimą, tai buvo gebėjimas jūsų ir mūsų įvykdyti projektus čia ir dabar, už tai, ką susitarėm. Ir tuomet valstybė pamatė, kad sektorius gali, nes dažniausiai būdavo tos tam tikros prielaidos, kad žiūrėkit, turite 380 milijonų KPP ir to nesugebate įgyvendinti. Per tuos metus mes parodėme, kad mes sugebėm, kad mes galim. Valstybė todėl surado mus kaip tam tikrą instrumentą, kuomet kitos organizacijos stringa, kuomet negali to žodžio pavartosiu įsisavinti ES paramos, jie atsigręždavo į mus, ar jūs galit. Taip mes galim. Tai taip mes galim ir atsidūrė tame skaičiuje, kad 943 milijonai į kelių infrastruktūrą. Na ir 25 metai. Turime vėlgi tą pačią situaciją, iš esmės, ką turėjome 24 metų pradžioje. Aišku, matome daug mažesnę, ką ir ministras paminėjo, turbūt ir Ramūnas, biudžetų lėšos kariniam mobilumui, tai yra 59 milijonai eurų, turime 158 milijonus ES paramos ir turime mūsų KPP programą. Tai toks planas yra šiandien. Ar jisai kis? Nebejoju. Nebejoju, kad jisai kis. Turiu tam tikro optimizmo, turiu tam tikrų įžvalgų, kad jisai tikrai pakis, kad tikrai mes galimybių turėsime daugiau. Turbūt vienas, ką ir buvau minėjęs, tas pats overdraftas, kur kitom verslo organizacijom tai visiškai paprastas instrumentas, bet iki 24 metų tai buvo Lietuvos automobilių kelių direkcijai nepasiekiamas rezultatas, kaip išlyginti srautus. Todėl visada buvo daroma mažiau negu galimybė padaryti daugiau ir paprasčiausiai išlyginti tos finansinius srautus. Tai pagaliau su finansų ministerija gavome leidimą turėti tas finansinių srautų išlyginimų vadinamą jau overdraftą, tai užsitikrinom tinkamą ir savalaikį atsiskaitimą su rangovais. Tai aišku, iki galo dar esame šiais metais skolingi keletui rangovų, bet puikiai turbūt susitarėme, kad geriau padarome daugiau darbų, atsiskaitysime vėliau ir tai buvo priimtina visom pusėm. Tai ačiū ir už tai. Problemos su sklandžiu atsiskaitimu. Ne visada problemos būna tik tai pas mus, valstybė turi labai daug tarpinių sprendimų, ar ne, tai ilgas naujų metų sąmatos tvarkymo laikotarpis 24 metais buvo užsitęsęs papildomų lėšų kariniam mobilumui gavimo laikotarpis, paskirstimas naujas pagal valstybės kontrolios reikalavimus, tai pačiai susisiekimo ministerijai ir ilgas valstybės lėšų gavimo laikotarpis, bei ES paraiškų tikrinimo laikotarpis. Kiekviena mūsų paraiška šiai dienai yra tikrinama. Tikrinama, sakyčiau, labai nuosekliai iki pačių
pačių netgi nesminių detalių, tai reikalauja ir resurso, ir iš mūsų, ir iš tikrinančios organizacijos, bet vis dėlto tai yra, tai ir tas suindikavo tam tikrus turbūt lėšų gavimo užstrigimus. Na ir kokius prioritetus mes matom 25 metais? Išsianalizavome savo organizaciją absoliučiai ir mes nusistatome labai aiškius kriterijus, kur turėtų būti skirstomi pinigai. Tos gautos lėšos, valstybės lėšos arba mūsų pačių iš ES gautos lėšos, CEFO programos lėšos. Kritinė bus būklės infrastruktūra, jinai turi pirmą prioritetą. Kaip ir kalbėjau, tiltai yra numeris 1, tai yra jungtys. Toliau kalbėsime apie tikslinį finansavimą. Jeigu valstybė gali ir sako, norime ten kelio, ten yra prioritetas, ten ir tęsime. Trečias prioritetas yra tęstiniai projektai. Turime pabaigti tai, ką pradėję. 4 kelių priežiūra ir 5 yra plėtros jau projektai, kuomet išnaudojame visus šaltinius, užsitikriname kritinės infrastruktūros sutvarkymą, tuomet einame į 5 prioritetą. Tai pasidarėme visas metodikas, susidėjome visus galimus finansavimus, taikymos rytis ir jų aprašymus. Tai atsispindėjo turbūt mūsų 10 metų investicinėme plane, kuriame taip nei daug, nei mažai yra 15 milijardų eurų. Kad sutvarkyti infrastruktūrą iki tokios būklės, taikyti tam tikrus prioritetus tai infrastruktūros būklei, kur yra blogiausia. Na ir turbūt įdomiausia dalis, ar ne, kuri šiai dienai yra dar iki galo neišdiskutuota, bet turbūt aš ją parodysiu, kadangi ir Šarūnas, ir daugelis iš jūsų jau dalyvavo, ačiū labai Susisiekimo ministerijai, kur jau organizavo aptarimą, kokie prioritetai turėtų atsispindėti vyriausybės programoje. Tai ministras tą irgi palėtė, kad pirmas prioritetas yra sukurti tvarų kelių priežiūros ir plėtros finansavimo modelį. Eilę metų kalbame apie tai, laiko nebeturime arba šiais metais, arba jau niekada. Arba niekada jau ir man turbūt, galbūt kitiems kažkada tai. Tai turime metus laiko susikurti fondo principus, susirasti šaltinius, kurie į tą eitų fondą, padidinti tas sumas esančiame fonde, kad galėtumėm tam tikrų laikotarpių infrastruktūrą susitvarkyti iki tam tikro lygio. Vyriausybės prioritetas yra, ir vyriausybė sako, kad per 4 metus suremontuos 105 tiltus ir viadukus. Puikus prioritetas sutampantis su mūsų prioritetu. 105 viadukai yra ateinančio vyriausybės programoje, kuri dar nėra patvirtinta, jeigu neklystu, tačiau tos indikacijos ir tie rodikliai jau yra aptarinėjami, todėl noriu ir su jumis, kaip su bendruomenė, pasitarti, įvesti į tai, kas vis dėlto bus. Kas skirtumas turbūt nuo ankstesnės programos parašymo, kad dabar mes dedame ir pinigus. Va tiek, jeigu toks rodiklis yra, tiek pinigų tam reikės. Kad būtumėm ant to pačio puslapio, kad realybė nesiskirtų su lūkesčiais, kad iškelti rodikliai nebūtų tik iškelti rodikliai, kuriuos gyvensime 4 metus. Tai mes tam ir uždėjome iš karto pinigų sumas, kiek reikėtų jeigu tam rodikliui pasiekti. Nei daug, nei mažai 242 milijonus eurų per ateinančius 4 metus. Kaunas Prienai Alytus, rekonstrukcija. Vienas iš vyriausybės irgi arba prioritetų, tai mes esam pasiruošę, dabar kalbamės apie patį būdą, kaip galėtumėm to rodiklio pasiekti, ar tai būtų PPP, ar tai būtų pirkimas, tačiau per 4 metus mes šitą kelią turime padaryti. Perpus sumažinti nustatytų juodųjų dėmių skaičių ir sutvarkyti 1000 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Vėlgi, rodiklis 72 milijonai eurų. Gerinti kelių būklę, kad 28 metais 61% asfaltuotų kelių Lietuvoje atliktos dangos būklės indeksas atitiktų reikalavimus. Ir va šitoje vietoje turbūt truputėlį apsistosiu, kad girdėjau, ar tai ambicija iš rinkos, čia Šarūnas turbūt pasisakė, ar tai yra ambicija. Žinant realybę, tai yra labai didžiulė ambicija. Ir tam nei daug, nei mažai reikia 2,6 milijardų eurų, kad mes išlaikytumėm kelių infrastruktūros būklę tokią, kokia yra šiandien.
Taip pat vyriausybės prioritetas yra išasfaltuoti 160 km per gyvenvietės esančių valstybinės reikšmės žvyrkelių. Vėlgi, nei daug, nei mažai 80 milijonų eurų. Užbaigti magistralinio kelio Vilnius-Utena rekonstrukciją 170 milijonų eurų. Sukurti veiklos principus, etolingo, tai vis dėlto tai organizacijos, tai labiau mūsų jau sąnaudos, tai bus 10-15 milijonų eurų. Įgyvendinti A5 rekonstrukciją, vėlgi planuojant tolimesnę plėtrą, 45 milijonai eurų. Na ir Suvalkų koridorius, vėlgi turime realybę, turime grėsmės, turime ruoštis. Suvalkų koridorius bus vienas iš alternatyvių toliau daromų mūsų kelių, 165 milijonai eurų. Na ir tam tikros, turbūt, užsitikrinant tam tikrus nepertraukiamumus elektroninių ryšių tinkluose ir sistemose. Turbūt labiausiai dominantis viso šitos skaičius ir kodėl aš apie tai ilgai kalbėjau taip nuosekliai, kad visą laiką būdavo iškelti rodikliai, neuždėdama pinigų suma tiem rodikliam pasiekti. Šiai dienai mes su ministerija sakome, šitiems iškeltiems tikslams, kad ir jie dar yra preliminarūs, mums reikia nei daug, nei mažai 3,6 milijardų eurų per 4 metus. Va čia ir yra turbūt tas dalykas, kad aš esu optimistas šiandien. Skaičių turiu vieną praeitų metų gautą, tačiau vyriausybė preliminariai yra įsipareigojusi tokius tikslus pasiekti. Tikslam pasiekimui 3,6 milijardai eurų, šių metų biudžetas matėte net 700 milijonų eurų, dalinam iš 3 ateinančių metų. Mes matome, kad jau valstybė planuoja vis dėlto tą kelių biudžetą daug didesnį. Ir kad jisai kitais metais turėtų pasiekti jau tą mūsų norimą lygį po 1,3 milijonų eurų. Ir tai turbūt, jeigu matote šitos prioritetus, dar trūksta tam tikrų turbūt dedamųjų, kada kokie atsiras. Tikrai atsiras nauji keliai, papildomi keliai ar ne, tai tas biudžetas, mano manimu, jisai su vyriausybės įsipareigojimu tikrai kils. Ir čia yra turbūt ta realus optimizmas, ką Ramūnas paminėjo. Mūsų projektų portfelis šiais metais, tai mes turime labai aiškę šių metų pradžioje suplanuotą sumą, tai 631 milijoną eurų. Jisai susideda iš kelių programos skolintų lėšų, ES programos, bendradarbiavimas, tai čia labiau su savivaldybėm liečiantis. Ką mes planuojame? Tai mes planuojame padaryti vėlgi daugiau, neplanuojame daryti mažiau, kai buvo daroma turbūt eilę metų iš to, mes planuojame daugiau tikintis tos konkurencinės aplinkos kovos, kad mes nupirksime galbūt ir pigiau, galbūt kažkur mums nepasiseks, tačiau metų pradžioje mes užprogramuojame tą lėšų trūkumą 36 milijonus eurų, kuris metų eigoje tikrai ir gausime kažkokių tai papildomų šaltinių ir patys turbūt pasieksime tam tikro efektyvumo. Pagal veiklas, galbūt pagrindinis skaičius iš esmės jūs domint, šiai dienai mes turime testinių sutarčių, kuriuos privalome įvykdyti pagal prioritetą už 465 milijonus eurų, už 124 milijonus eurų yra šiai dienai paskelbta pirkimų. Ir kuriuos dar paskelbsime, turbūt daugelis iš jūsų esate tie rangovai, kurie dalyvaus, dar šiais metais paskelbsime už 136 milijonus eurų pirkimų, kurių, kaip matome, prognostinį modelį ir milestone'us įgyvendinsime už 77 milijonus eurų. Kas pasikeitė, ar ne? Vienas iš tų paskutinių pasikeitimų buvo prezidentūros inicijuotas pakeitimas, rajoninių kelių perdavimas savivaldybėms, tai kokie pasikeitimai turbūt ne tiek su mumis susiję, bet tiek su jumis kaip su rangovais susiję, ar ne, kad kapitalinį remontą keis paprastasis remontas. Turbūt visi žinome, kodėl reikia daryti greičiau, geriau, galimybė yra daryti pigiau. Pasiekiant tam tikrą efektyvumą, už mažiau bus padaryta daugiau, galios savivaldybėse jau su perdavimais keliais nuo 26 metų, kaip visi žinote, tam tikri keliai bus perduoti savivaldybėmis, galios nebe STR'as, nebe KTR'as. Laisvė savivaldybėms įgyvendinti savivaldą.
Dabar mes buvome apriboti savo kelyje, kuris eina per miestelį, neleisti nuovažų, neleisti prisijungimų, savivalda persėmus kelius galės turbūt daug laisviau savo gyventojams ir verslui taikyti tam tikrus leidimus, nei galėjome mes. Operatyvesnis darbų organizavimas ir paprastesnės darbų organizavimo procedūros jums, kadangi pakeitimas tikrai neblogas ir manau, kad jisai duos visai neblogą jūsų pačių darbą su pačia savivalda. Ką mes planuojame daryti kitaip 25 metais, tai 24 metais automagistralinių kelių remontuose mes papildomai panaudojame separatorius. Ar ne? Kaip visi matėte, labai visai neblogas turbūt mūsų ir jūsų kartu darbas, atskiriant tam tikrus srautus. Ką pamatėme, kad kas buvo galbūt ne visiškai priimtina vairuotojams, tai per ilgi remontuojamų ruožų atstumai, laikino horizontalaus ženklinimo trūkumas arba prieštaravimas tam tikriems kelio ženklams. Ta turime pasitaisyti šiais metais. Ką darysime turbūt šiais metais labiau, remontuosime tik didžiausio apkrovimo eismo juostą. Vėlgi bus naujovė. Tiksliau turbūt Martynas, mūsų infrastruktūros vadovas, pasikalbės apie tai. Vis dėlto matome, kad turime ribotą lėšų sumą, tai pirmą juostą darysime didesnį arba taikysime didesnius reikalavimus kapitalinio remonto, tam tikrus reikalavimus antrą juostą įdėsime paviršiaus apdarą. Bus tam tikra naujovė, tikės pasikonsultuosime su jumis, kaip tą įgyvendinti, bet manome, kad už mažiau galime padaryti daugiau arba duoti tam tikrą didesnį efektą. Žvyrkelių remontas. Patvirtinta ir sudaryta ir nauja žvyrkelių programa. Ką matome, turime naują žvyrkelių programą, turime skirtus tikslės finansavimo lėšas, kur neskyrime pakankamai dėmesio šiais metais, praeitais metais ir norėtume šiais metais didesnio, tai tam tikrai priežiūrai. Ten regionuose irgi gyvena žmonės. Priežiūra turi atsirasti maksimali ir tai žiūrime patys į save, į savo partnerį, kelių priežiūrą, kad dėmesys ne tik tai, sakytumėm, išasfaltuosim, bet dėmesys nuolatinis greideriavimas ir nuolatinis kokybinis palaikymas turi išaugti. Vėlgi bus naujovė, nežinau, ar rinkos konsultacijose jau mes esame šitoje vietoje, ruošiamės žvyrkelių programai ir ką darysime kitaip. Kiekvienam ruožui taikysime nebe standartinės statybos rūšį, kapitalinį remontą, o kiekvienas bus ruožas individualiai vertinamas ir jam bus pritaikoma individuali statybos rūšis. Daugelis dalykų pasikeis, tai vėlgi rinkos konsultacijose pasikonsultavę su jumis, manau, kad tikrai pasieksime tam tikro efektyvesnio lėšų panaudojimo, nes keliai nėra taip apkrauti kaip standartiniai keliai ir vėlgi galėsime padaryti už mažiau daugiau, galbūt taip. Ką turėjome projektų valdyme 24 metais ir ką darysime kitaip, tai čia turbūt didžiausias mūsų rūpestis ir partnerių su jumis darbas, tai ką turėjome papildomai visai neblogai, papildomą rizikų vertinimą. Įsidėjome į sutarčių terminus. Ką pamatėme, kad sutarčių terminai dažnai per trumpi, per vėlai sudaromos sutartys, ką darysime kitaip, atliksime papildomus vertinimus prieš kiekvieną pirkimą, bet čia keičiantis procesą mums patiems. Kodėl tas atsirado? Mes matom ambiciją daryti greičiau, jūs galimybę turite daryti taip pat greičiau. Tačiau kiekvienoje sutartyje atsiranda pakeitimai. Pakeitimai, kurie, jeigu susitarėme dvi šalys, mes ir jūs, mes turime visada trečią šalį, kuri patikrina tą pakeitimą ir dažnai vis dėlto tos tikrinančios institucijos nėra ant to pačio puslapio. Bet tai nesąlyga. Mes kiekvienu atveju turime įrodinėti, kad tikrai to reikia. Kad tikrai tas pakeitimas reikalingas, todėl prieš kiekvienus dabar pakeitimus, vis dėlto prieš pačią pradžią mes kalbėsimės su rinka, matant projektą, ar bus numatomi tam tikri pakeitimai, ar projektas padarytas kokybiškai, ar nereikia ilgesnių terminų. Defektų valdymas. Pagaliau defektų valdymas tapo ne vieno žmogaus sprendimas. Turime organizacijoje visą grupę žmonių, kurie valdo defektus, priima tam tikrus sprendimus.
legitimu, skaidru, neblogai. Ką turėjome blogai? Per ilgas procedūras. Užsivėlėme į tą korporatyvą, į vertinimus ir panašiai. Tai vėlgi turime pasikeisti procesą savo pačio, su jumis pasitobulinti asfalto redakciją, kur labai aiškiai numatytumėm mūsų defektų sprendimo galimybės, kurios leistų pasiekti tam tikrą greitį. Papildomi susitarimai, vėlgi, sumažintos rizikos dėl ateities klaidų, piknaudžiavimo, priėjome pagaliau prie labai aiškaus susitarimo, kad delspinigus, ar kaip tai pavadinti, skaičiuojame nuo neatliktų darbų, ne nuo sutarties visos vertės, kas būdavo seniau. Vėlgi atsirado įmonėje valdymo komitetas, užsikorporatyvinom, per ilgi terminai, pasikeisti procedūrą, aiškiai susitarti, kuomet visiems yra taikomas vienodas sprendimas. Netesybos lygiai tas pats, negali būti išskirtinių rangovų, išskirtinių objektų. Standartas visiems. Tai aiškus netesybų taikomo procedūrų apibrėžimas, su kuriuo būsit supažindinti visi. Na ir ta pati komunikacija. Turėjome turbūt strateginių projektų ir karinio projektų lygmenyje tam tikras turbūt daug geresnės diskusijas, tam tikrus susitikimus. Tai grįšime į visus projektus, gamybinius susitikimus dabar darysime turbūt daugiausiai ne organizacijose, bet patys savo įsidėjome, bet objektuose, kad patys suprastumėm rangovo iššūkius, patys galėtumėm duoti didesnį inputą jiems spręsti. Organizacija nuo 24 metų priėmė vėlgi tam tikrus sprendimus, kad ieškoti tvaresnių sprendimų, ieškoti tam tikrų inovacijų sprendimų. Tai 25 metais įgyvendinsime pėsčiųjų ir dviračių takų būklės tyrimo įrangos surinktų duomenų apdorojimo sistemą. Tai turbūt laboratorijas turime jau keliuose. Šiai dienai nusimsime temperatūrą arba įvertinsime visus dviračių takus. Tai bus mobili dviračių takų laboratorija. Ką darysime kitai turbūt ir kokią inovaciją pritaisykysime, tai horizontalaus kelio ženklinimą, šviesą ne tik atspindinti, bet ir tamsoje šviečiantį ženklinimą taikysime kaip pilotinį projektą, pasižiūrėti intensyviausiuose kelių ruožuose, optinio kabelio naudojimas eismo srautų analizei, skaitmeninės kelio ženklų ir horizontalio ženklinimo inventorizavimo ir automatizuotos užsakymų valdymo sistemos dėgymą, nes buvome akli, rangovai patys įvertindavo, kur reikia ir tą darydavo, kur reikia. Norime turėti absoliučiai aiškę skaidrę sistemą ir užsakymų, žinoti, ką mes turime ir ką reikia daryti prioritetu. Na ir turbūt, ką labai norėtumėm pasidaryti, matant praeitų metų rezultatus, arba tam tikras neigiamus dalykus, turėjome tikrai skaudžių įvykių automagistralėse, remontuojamuose kelių ruožuose, tai norėtume turėti pagal gerąją kitų valstybių praktiką kilnojamą vidutinio greičio matavimo sistemą, kurią taikytumėm remontuojamuose ruožuose. Visi važiavote turbūt 5 ir 10 km automagistralės ruožuose ir pro kiekvieną turbūt prašvilpė kažkoksai tai automobilis važiuojantis tikrai ne 70 ir 50 greičių. Tai šitą turbūt idėjas parsivežėm iš Austrijos, kur jie tikrai neturi tiek daug greičio matuoklių, bet juos taiko labai tiksliškai ten, kur didžiausia galimybė turėti skaudų eismo įvykį. Tai principė mano kalba ties to ir pasibaigia. Iš esminė žinutė, kad pokyčius, kuriuos pradėjome 23 metų viduryje, tęsime su ta intencija rasti geresnį sutarimą su jumis, labai aišku susitarimą, už aiškės sąlygas, už ką susitarame, už tą ir perkame, už pakeitimus, kurie priimtini visom šalim, tai gerinkime tą infrastruktūros būklę kartu, ieškokime tų sprendimų ir tikėkime, kad kitais metais tų iššūkių turėsime dar daugiau, bet tik tai tame, kad ta lėšų suma bus daug didesnė ir reikės ieškoti galimybių, kaip jas įgyvendinti. Tai ačiū Jums. Ačiū Mariau. Jau matau pirmą ranką Mindaugą norinčią paklausti, duodu. Labą dieną, Mindaugas Gudas, AB Dolomitas.
peržiūrėjau ir pasižiūrėjau, kad tolimesnė programa, nebus tie klausimai susiję, tai man velniškai knieti paklausti kelių dalykų. Tai pirmas klausimas, kadangi jūs turite akcininko lūkestį 34, dabar nebeprisimenu, yra 38,6 ar kažkiek, tai ir turite įsiskaičiavę, kiek turėtų būti finansavimai šiais metais, kad šitą lūkestį įsigyvendintumėm. Nes jūs paskui rodėt 668, bet tikriausiai čia viso šito nepakanka. Tai kad būtų aišku, tai norėčiau, jeigu turit ir galite vardintą skaičių, ir tada aišku, ten kitoj daly išnekėsim, kaip tą galima pasiekti, jeigu to nėra. Dar viena skaidrė buvo, kur antras būtų mano klausimas, tai kad jūs savo rangovams arba įmonėms, kurios yra laimėjusios konkursus, esat neskolingi. Tai kadangi mes nesam kelių tiesimo įmonė, o esame medžiagų gamintojai, tai man labai svarbu ir tikrai norėčiau žinoti šiandienai, ar jūs esat skolingi ar ne, nes mes turim skolų nemažai. Pasakykit įmonė, kuri jums skolinga, pasakysiu, ar tai pačiai įmonėje turime. Ne, įmonės nevardinsiu, nes galbūt tai būtų ir neetiška, bet ta informacija pas mus tokia yra, nes ką tai reiškia iš mūsų pusės? Iš mūsų pusės reiškia, kad dalis, jeigu yra draustų, tai mes nesulaukę pinigų turėsim atiduoti draudimui, tada draudimas kažką tai darys ir sekančiam etape natūraliai visi šitie netidėjimai, bet kredito limito krepšelis jisai bus mažesnis arba jo nebus, tai reiškia, vėl bus sunkiau gyventi. Tai aš labai norėčiau suprasti tą antrą klausimą, ar tikrai nesat skolingi. Ir trečias klausimas būtų, ar tikrai esat įsivertinę, kad padarysit daugiau su mažiau, nes žiūrint ir matant, kas darosi, infliacija, visi kiti dalykai, kūrai ir taip toliau. Ir aš pats esu iš Pakruojo ir dalyvauju savivaldoj ir matau ne vieną kartą, kai jeigu kelias yra išasfaltuojamas, bent kažkokia tai dalis, tai srautai pasikeičia ir po kažkiek laiko tie keliai pradeda griūti. Tai ar čia tik nebus kosmetinis dalykas, keliems metams parodyti, kad lyg tai viskas pagerėjo ir paskui vėl turėsim griūti. Tai ačiū. Mindaugas taip iš esmės atėjo į temą. Vat 3 pirmieji pranešėjai, kodėl jiems klausimų neuždavėte, jo, man uždavėte. Viskas labai gerai. Turbūt tam prognostiniam modelį, tą pirmą klausimo dalį, ar esame įsivertinę, ką turbūt labai aiškiai paminėjau, lūkesčiai buvo iškelti ir rodikliai, niekada neatsakant į klausimą, kiek pinigų tam reikės. Visi norime metų pradžioje įsirašyti gražius rodiklius, siekiamybę ir metų iš metų, vis tiek, dagyvensim vienus metus, antrus, trečius. Tai šiai dieną mes uždėjome ant šitų skaičių realybę, ar ne, kas skiriasi nuo praeitos vyriausybės programos, ar ne, kad ten buvo 34%. Ir tą realybę išgirdo, sakykime, ir vyriausybė, ir Seimas, dėl to ir sakau, kai sako, kad 61 geros būklės kelių dabar naujas rodiklis, tai irgi yra ambicija, bet ambicija jau su realybė. Kiek finansų tų reikėtų, o ne uždėti gražų skaičių, gali irgi uždėti turbūt siekiamybę, kaip Austrijoje, 5%, bet mes visi žinosime, kad tos realybės niekada nebus. Tai dabar yra bent jau realybė ir skaičiai, kiek finansų reikėtų pasiekti tam procentui. Nebekalbam apie 35. Turbūt esame per daug, nebūkime per daug naivūs, kiek valstybė turi prioritetų šiai dienai. Labai džiuginantis dalykas yra vienas, galbūt čia taip iš tokio insaido, kad Susisiekimo ministerija kelių sektorių iškėlė pirmuoju prioritetu. Ateinančiai kadencijai, nežinau, ministrė, ar aš čia tai galiu sakyti, bet tai ir pasakysiu, pačiu svarbiausiu prioritetu keliem pradiniem metam, kadangi to reikia dabar, čia ir dabar. Tai tikiuosi, kad tas prioritetas išliks, bent jau mūsų tam pačiam sektoriuje, o pinigai labai aiškus. Šiai dienai mes matome pagal planavimą, trimetį, koks yra vėlgi besikeičiantis, 140 milijonų. Tai su 140 milijonų mes nueisime į 50% blogus būklės tiltus. Kelius, atsiprašau. Kiek reikėtų, kad gerėtų? 558 milijonai. Apie kelių remontą kalbu. Ne apie statinius, ne apie perėjas, ne apie plėtros projektus, apie paprastą kelių remontą. Tai 558 milijonus eurų reikėtų kasmet į kelių remontą, kad jisai procentas gerėtų. Nekalbu apie naujų kelių statybas, nekalbu apie perėjų padarymą, nekalbu apie tiltų
suremontavimą. Absoliučiai paprastasis kapitalinis kelių remontas. Tiek pinigų reikėtų. Antroji dalis klausimo truputėlį sunkesnė, ką mes esame skolingi. Tai vėlgi jūs laikėtės to tokio, negalite išduoti, kas jums nesumoka, mes esame dalinai kažkiek tai skolingi. Maksimaliai dedame pastangas, ministerija deda pastangas, kuo greičiau patvirtinti kelių plėtros ir priežiūros sąmatą, vėlgi biurokratiniai tam tikri dalykai ministerijose, finansų ministerija, vyriausybė tvirtina sąmatą ir mes keliaujame turbūt į tą lėšų gavimą. Tai esame skolingi, bet tikrai labai nedaug. Ir tik tai keliem. Turbūt šitą dalį prie kavos teks išsiaiškinti. Tai palaukit, dar buvo klausimas, Mindaugai buvo. Jo, jeigu kalbant su mažiau padarysime daugiau, tai turbūt čia kitose salėse bus apie tai kalbama. Pirmiausia, turbūt pabrėšiu apie žvyrkelius. Kiekvienas žvyrkelis yra vertinamas dabar individualiai. Susivertiname 100 km pirmųjų žvyrkelių, kokį žvyrkelį mes ten turime. Tai galėčiau rasti skaidrę, turbūt parodant, kokius žvyrkelius mes turime, bet nuo to atsispyrėme, kokią remonto rūšį mes galime padaryti tokiam žvyrkeliu. Seniau kas būdavo, mes uždėdavome paprasčiausiai žvyrkelis, asfaltas bus, kapitalinis remontas, viską sankasą pakeičiam, sudedam ir turime kelią. Individualus vertinimas leidžia turbūt turėti galbūt individualų statybos procesą arba taikyti tam tikrus kitokius statybos elementus. Tai atsispyrėme nuo žvyrkelio, kuris yra žvyro, sakykime, sudėtyje nuo 4 cm ir čia buvo vadinamas žvyrkelis iki 40. Reiškia individualus pritaikymas, individualių sprendimų galimas. Tai kas keisis greičiausiai į paprastą remontą, pritaikant tam tikrus individualius sprendimus. O ar bus tai teisingi sprendimai? Vėlgi, bendraujame su mūsų mokslininkais, tikiuosi turėti tam tikrų pilotinių projektų, parodant individualius turbūt kelio parametrus ir geriausias statybos rūšis tam. Bet tikiuosi, kad tai bus mūsų sėkmės istorija. Gerbėmieji, kviečiu paploti ir padėkoti Mariui. Išties labai išsamus ir detalus pranešimas. Ačiū labai. Dabar mūsų laukia kava, o po jos mes jau skirstomės į 3 diskusijų sales.